Ar teko naudoti Windows'us, Microsoft Word, Excel ir taip toliau ir panašiai? Galbūt ir dabar naudoji kasdieniam savo darbe ir jeigu tą darai, o jeigu dar pridedi ir ChatGPT ir panašiai, tai atitinkamai uždirbi krūvą pinigų kompanijai, apie kurią šiandien pakalbėsiu ir pakalbėsiu, ar verta investuoti, ar verta turėti ją savo portfelyje, ar ne. Ir iš tikrųjų tai yra labiau net ne kompanija, o ETF-as, tai yra realiai kompanijų rinkinys, nes parodysiu, kiek verslų šitas verslas yra nupirkęs ir integravęs į savo ekosistemą tam, kad išsivystytų į tokį monstrą, kuris per ketvirtį, tai yra per 3 mėnesius, uždirba pajamų praktiškai tiek pat, kiek yra visas metinis Lietuvos BVP, o Lietuvos BVP sudaro 0,08% viso pasaulio BVP. Tai realiai tai yra kompanija Microsoft, apie kurią šiandien kalbėsim, nes po paskutinių ketvirčio ataskaitų realiai sprogo klausimai, Aleksandrai, ar verta investuoti, ar vis dar geras laikas, ar tai yra ta įmonė, kurios aš norėčiau. Tai šiandien pakalbėsiu apie tuos būdus, kaip galima investuoti į šitą kompaniją, net jeigu tu neturėsi pinigų nusipirkti visai pilnai akcijai, nes jinai kainuoja virš $500, tai kaip tu galėtum investuoti minimalias pinigų sumas į tokią kompaniją ir realiai uždirbti iš to, kad kiekvieną dieną naudojasi tam tikrų daiktų. Ir kiekvieną kartą, kai ateisi prie kompiuterio ir įsijungsi Microsoft Word, Excelį arba PowerPointą arba įsijungsi ChatGPT, tu žinosi, kad realiai kiekvieną kartą, kai tu tą padarai, pinigai dirba tavo naudai būtent šitoj kompanijai, kurios paslaugomis tu naudojasi. Jeigu nori tokio jausmo, žiūrėk šitą video iki galo ir važiuosim prie kompanijos analizės. Na, o kas aš toks, kad manęs iš viso klausytum, tai esu Aleksandras, pats buvęs finansų konsultantas ir idėja šito kanalo yra padaryti taip, kad tu galėtum įdarbinti pinigus be konsultantų pagalbos, be brangių fondų valdytojų ir pats savarankiškai viską atliktum. Kaip įrodymą, kad investavimas veikia, aš sukūriau viešai prieinamą portfelį ir jisai per paskutinius 37 mėnesius dividendais uždirbo man daugiau negu $40,000. Ir šiai dienai jo dividendinis pajamingumas yra 28% po mokesčių, jeigu mes žiūrime į priekį. Ir per ateinančius metus jisai turėtų išmokėti man $35,961 pasyviomis pajamomis po mokesčių. Tai yra virš $40,000 per metus prieš mokesčius. Ne? Tai yra realiai daugiau negu vidutinė Lietuvos alga dvigubai. Ne? Tai jeigu yra noro prenumeruoti šitą portfelį, jis yra viešas, tą daro jau daugiau negu 4,000 žmonių Lietuvoje. Tą nuorodą palieku apačioje su bonusais. Tad pasidomėk, pasižvalgyk ir dabar važiuojam prie Microsoft'o apžvalgos. Pasižiūrėkime į kompaniją ir į jos istoriją. Microsoftas realiai nėra kažkoks tai stebuklas. Jeigu pažiūrėsim, ką jie daro, kodėl aš sakiau, kad tai yra praktiškai ETF-as, tai jie išperka savo konkurentus arba išperka papildomus verslus ir integruoja juos į savo sistemas ir tokiu būdu iš tikrųjų ir uždirba didžiausią dalį, ne, kartu su kitomis kompanijomis apjungiant savo vartotojų bazę. Tai ką mes turim? Mes turim nuo 1986 štai tokią kompaniją įsigijimo istoriją, tai va, įsivaizduokime, aš tik kai 2000-ųjų atskrolinau. Realiai tai yra visos kompanijos, į kurias investavo Microsoftas ir kurių paslaugas integravo po to pas save į verslą. Tai pasižiūrėkime, ne, kiek vienokiu ar kitokiu būdu buvo investicijų. Ir dabar paskutinės investicijos, tai yra OpenAI'us, tai jeigu tu naudoji ChatGPT, tai atitinkamai tu naudoji, vadinasi, ir Microsoft'o paslaugas. Jeigu tu sumoki, tarkim, už premium paslaugą €20 per mėnesį, tai atitinkamai jie nukeliauja į Microsoft'o pelno eilutę. Ir jeigu pasižiūrėti, kaip Microsoft'as uždirbo pinigus, tai Word'as, Excel'is, PowerPoint'as ir taip toliau, kartu su LinkedIn'u uždirbo 33 milijardus. Tai yra 16% augimas metai iš metų. Toliau, Intelligent Cloud'as, tai yra 29,9 milijardo, tai yra protingas debesis, pavadinkime taip. Ir Personal Computing, tai yra Windows, Xbox'as, Bing'as uždirbo dar 13 milijardų, kas yra augimas 9%. Tai didžiausias augimas buvo būtent tame Intelligent Cloud dalyje, 26% metai iš metų, ir visą tai uždirbo 76 milijardus pajamų. Dabar tai yra 18% prieaugis palyginti su pernai metais ir iš tų 76 milijardų 52 milijardai yra 69% tas marža, ne, tai 69% marža kompanija laiko, 52 milijardai buvo pelnas prieš operacinės sąnaudas, nes cost of
of revenue, tai yra tam, kad sugeneruoti tuos 76 milijardus, kompanija išleido 24 milijardus. Marketingai taip toliau panašiai. Toliau mes turime operating expenses, tai yra jau operacinės veiklos sąnaudos, research development, S&M'as ir panašiai. Tai realiai mes turime 6% padidėjusias sąnaudas, tačiau tuo tarpu pajamos padidėjo 18%. Ir toliau, žinoma, po visų šitų dalykų, operating profit, tas veiklos pelnas jau gavosi 34 milijardai, praktiškai pusė šitos pajamų sumos ir grynasis pelningumas vis tiek išliko 36%. Tai 36% grynasis pelningumas. Dabar palyginimui tai yra 1/4, ane? Tai buvo realiai 3 paskutiniai mėnesiai, ne veiklos. Tai tam, kad suprasti, dydį šitos kompanijos, jeigu mes pasižiūrėsim ir ateisim į Lietuvos BVP, tai Lietuvos metinis 24 metų BVP, tai yra visos prekės ir paslaugos sukurtos Lietuvoje, buvo 84,87 milijardų. Tai realiai per 3 mėnesius Microsoftas pajamų dydžių gavo tiek, kiek Lietuva per metus sugeneruoja visų prekių ir paslaugų. Tai yra nežmoniškai daug. Ir jeigu tu norėtum įdarbinti pinigus į Microsoftą, tai atitinkamai yra keli dalykai, kuriuos turėtum atsižvelgti. Tai šiandien tą parodysiu. Ar šiuo metu geras momentas investuoti į Microsoftą? Aš nepasakyčiau, man ranka nekiltų investuoti atskirai į Microsoftą kaip į verslą būtent šiuo metu. Dabar kodėl? Jeigu mes pasižiūrėsime paskutinius 5 metus istoriškai, mes matome 50 savaičių vidurkis yra kainos $433, 20 savaičių vidurkis yra 456. Dabartinė kaina už Microsoftą, žinoma, po tokių visų rezultatų yra $527. Nepaisant to, kad 58 analitikai sako, kad dabar Microsoftas yra strong buy, tai yra jie rekomenduoja jį įsigyti, bet vėlgi viskas, apie ką kalbam šitame kanale, nėra investavimo rekomendacija arba patarimas, kurį tu turėtum iš karto imti ir taikyti. Tai yra idėjos ir įžvalgos, nes į viską tu turėtum žiūrėti per savo rizikos prizmę, nes gali būti, kad apskritai investavimas į pavienės akcijas tau nėra priimtinas dėl tavo rizikos profilių. Tai šitoje vietoje turėk tą dalyką omeny ir jeigu jau nuspręsi kažką daryti, tai bus tavo atsakomybė, o ne tai, kad Aleksandras sakė, kad tai yra gerai, kaip pavyzdys, arba analitikai sakė, kad tai yra gerai. Tai idėja yra labai paprasta. Kaina šiuo metu yra 527, ne? Ir jeigu aš žiūriu istoriškai, tai kiekvieną kartą, kai tas rodiklis, važiuodavo taip stipriai aukštyn, kaina važiuodavo, nukrypdavo nuo vidurkio į viršų, jinai per paskutinius 5 metus turi tendenciją sugrįžti prie to metinio vidurkio ir netgi būti žemiau negu tas metinis vidurkis. Tai aš sakyčiau, kad šiuo metu, kaip į pavienę akciją, aš nedaryčiau investicijos būtent į Microsoftą, ne prie dabartinės kainos. Jeigu aš žiūrėsiu istoriškai, tai atitinkamai geriausi užpirkimo taškai Microsoftą, tai yra apytiksliai apie 10 mėnesių vidurkį arba žemiau 10 mėnesių vidurkio prie 4 metų vidurkio. Ir dabar 10 mėnesių vidurkis yra 444, o 50 mėnesių vidurkis yra 350. Vadinasi, mano kaip investuotojo toks noras būtų į šitą kompaniją užeiti tuo metu, kai jinai kainuos bent jau mažiau 440, nebent vidurkiai pasikoreguotų, tai aš ją stebėčiau, prisidėčiau į watchlistą ir tada, kai vidurkis nukristų žemiau 444 arba 10 mėnesių vidurkio ir būtų artimesnis arba pradėtų tapti artimesnis 50 mėnesių vidurkiui ir jeigu pažiūrėti, tai nuo 2015 metų nebuvo momento, kai kaina kirto 50 mėnesių vidurkį, tai tada aš ir alokuočiau pakankamai agresyviai dalį pinigų, kurie būtų skirti būtent konkrečiai šitos pozicijos užpildymui. Tai yra mano asmeninė nuomonė, gali pasidalinti savo nuomonę, ar tau atrodytų šiuo metu patraukli investicija būtent Microsoftas, nepaisant to, kad analitikai piešia, jog mes turėtume užaugti iki $606 už akciją, bet iš kitos pusės Microsoftas kainuoja 527 ir ne kiekvienas žmogus gali sau leisti nusipirkti bent jau vieną akciją šitos kompanijos. Tai ką tada daryti? Tai aš sakyčiau, kad yra daug paprastesnis būdas investuoti į tokias kompanijas ir ką galima daryti, tai Microsoftas priklauso technologijų įmonėms. Ir jeigu aš norėčiau turėti geriausių technologinių įmonių portfelį iš
viso pasaulio, ką aš turėčiau padaryti, tai aš turėčiau susirasti tą portfelį ir kaip jį nusipirkti. Na tai atitinkamai aš ateinu į Just ETF, nes portfelis yra ETF'as, ne? Tai biržoje prekiaujamas fondas, kuriame yra sudėtos geriausios kompanijos pagal tam tikrą jų atrinkimo būdą. Tai ką aš dabar padarysiu, aš ateinu čia ir susivedu QDVA. Ne? ETF'as tai yra iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF. Tai jeigu mes kalbam apie Microsoftą, jis sudaro čia 21%. Tai kitaip tariant, jeigu tu norėtum investuoti 100 eurų, iš to 100 eurų į šitą portfelį nukeliavusių 21 euras ateitų į Microsoftą, 18 eurų atkeliautų į Nvidia, 17 eurų į Apple, 8% į Broadcom alokuotum ir taip toliau. Net ir Palantyras, prašai, 2 eurai nukeliautų ir į Palantyrą. Ir bendrai, jeigu jau taip pažiūrėti, tai tu į 4-5 didžiausias kompanijas suinvestuosi apie 70% visų savo pinigų. Tai yra apie 70 eurų nukeliaus būtent į šitas kompanijas. Tai šiuo metu. Dabar kas nutiktų, jeigu Microsoftui labai prastai sektųsi, arba Nvidiai labai prastai sektųsi, arba Apple'ai labai prastai sektųsi? Na tai atitinkamai fondo valdytojas iš šito sąrašo šitas kompanijas pašalintų ir įdėtų kitas. Ir visa tai vyktų absoliučiai automatiškai be tavo asmeninio įsitraukimo. Ir tu visada, pabrėžiu, visada, visais laikotarpiais ekonomikos turėtum pas save tuo metu geriausias technologinės kompanijas iš S&P 500 sektorio automatiškai. Dabar visą tai žinoma kainuoja. Šitas fondas kainuoja 32 eurus. Tai nėra $537 vien už vieną Microsoft akciją. Tai realiai, ką tu galėtum padaryti, tu galėtum nusipirkti šitą ETF-ą ir laikyti jį ilgą laiką, su mintimi visada portfelyje turėti geriausias akcijas. Ne? Turto valdymas jo yra 0,15%. Tai palyginti su tuo, apie ką kalba kiti Lietuvos investuotojai, daktarai ir panašiai, kurie stumdo fondą su praktiškai 40% per 5 metus atskaitomų mokesčių, šičia tu už tokį turto valdymą tam, kad turėtum geriausias kompanijas pas save portfelyje, galėtum potencialiai sumokėti apie $244 nuo 10 000 investicijos. Palyginimui, aš esu daręs palyginimą, kai kurie fondo valdytojai Lietuvoje nulupa 4 000 nuo 10 000 eurų investicijos. Tai tam, kad tu tiek nepermokėtum, būtinai pasižiūrėk štai šitą video apie fondų valdymo mokesčius ir labai teisingai atsirink tai, kas iš tikrųjų dirba tavo naudai ir tai, kas iš tikrųjų tau parduoda kažką iš po stalo, pasibrėžiant nemokamą edukaciją. Logika yra labai prasta. $244 už 10 000 investicijos valdymą ir dabar kiek potencialiai galima būtų uždirbti, tai atitinkamai, jeigu tu laikytum šitą fondą apytiksliai 5 metus investavęs 10 000, tai prasčiausias tikriausiai rezultatas, kuris tik tai būtų įmanomas, tai yra ekstremalus rezultatas 2650. Tai atitinkamai tai nedžiuginantis variantas. Tačiau tas, sakykime, moderate, aš visada žiūriu į nepalankų ir į vidutinį scenarijų. Tai yra, šitie yra du ekstremumai, į kuriuos aš asmeniškai nelabai kreipiu dėmesio, nes tai yra, ypatingai palankios arba ypatingai nepalankios sąlygos. Tai stres, pavyzdžiui, tai yra tas pats, kas būtų didžioji depresija, ten 29 metų, 1929. Tai jeigu mes kalbam apie favorable, tai yra nuo 2016 iki 2021. Tuomet, kai technologijos ten būmino belekai. Tai realiai tu galėtum paketurgubinti savo pinigus, bet toks normalus scenarijus yra patrigubinti pinigus praktiškai per 5 metus. Tai reiškia, jeigu tu investuotum 100 eurų, tu potencialiai turėtum apie 280-300 po 5 metų. Jeigu tu investuosi 1000, tai atitinkamai turėsi apie 3000, investuojant į geriausias pasaulio kompanijas. Ir tai jau yra atskaičius tuos $244 turto valdymą. Mano galva, tai yra vienas geresnių pasirinkimų šiai dienai ir kaip jį investuoti, tai ateinam į savo vertybinių popierių sąskaitą. Jeigu tokios neturi, nuoroda yra apačioj. Aš asmeniškai naudojuosi Freedom 24, tad jeigu tu nori pradėti investuoti ir galbūt gauti tą patį Microsoft akciją kaip bonusą dovanų, nes jinai yra tame sąraše, tai šitoje vietoje tiesiog užsiregistruok su nuoroda apačioj, atkeliauji čia ir susivedi Microsoft, jeigu tu nori nusipirkti patį Microsoftą, bet jeigu tu nori nupirkti visą kompanijų portfelį už 32 eurus, tai susivedi QDVE. Tai šitoje vietoje tai yra ETF-as, kuris turi šitos kompanijos. Iš kitos pusės, jeigu tau per didelė koncentracija šitų kompanijų pas save portfelyje, tai aš sakyčiau, kad
gali investuoti į kitą ETF-ą, šiek tiek kitokį portfelį pasirinkti investavimui ir tai būtų 100 kompanijų listinguojamų Nasdaq biržoje, turto valdymo mokestis yra 0,14%, ne, ir šitoje vietoje šitas daiktas kainuoja dar pigiau, tai yra 17 eurų šiuo metu už šitą vienetą. Tai reiškia, kad praktiškai, jeigu tu turi 20-30 eurų, tu gali jau investuoti, ne, ir nupirkti porą fondo vienetų būtent šitų. Dabar, jeigu žiūrėti jo sandarą, čia jau yra šiek tiek platesnė sandara, tu turėsi investavęs 100 eurų į šitą fondą, turėsi 9 eurus Nvidijoje, 8 eurus, beveik 9 eurus Microsoft'e, 7 eurus Apple'e ir taip toliau ir panašiai. Tikiuosi logiką supratai ir čia tu jau turėsi, nebe realiai ten 10-15 kompanijų, o tu turėsi 101 kompaniją šitame portfelyje pas save. Ir dabar kaip šitą daiktą nusipirkti, tai atitinkamai Freedomo vertybinių popierių sąskaita, ateinam ir pavadinimas yra anav.eu. Dabar kokio pelningumo tu gali tikėtis, tai ekstremaliais atvejais, sakykime, tai yra iš 10 000 eurų investicijos, tu turėtum 1950 po 5 metų, tokių geresnių scenarijų, tai vidutinių scenarijų, tai yra apie 25. Tai kitaip tariant, investavus 1000, turėtum apie 2500, ne, per 5 metus. Tai yra ypatingai geras rezultatas, nes įsivaizduok, jeigu investuotum milijoną, ne, ir turėtum 2,5 miliko po 5 metų. Man atrodo, nieko nedarant. Ne? Man atrodo, kad tai yra žiauriai geras scenarijus. Už turto valdymą šitas fondo valdytojas iš tavęs paimtų nei daug, nei mažai $195 per 5 metus. Automatiškai atskaičius, prasme, ir jie yra išskaičiuoti iš šitų pinigų sumų. Tai aš orientuočiausi į 25-30 tūkstančių, į 35 nemanau, bet lygiai taip pat ir nesiorientuočiau į 1950. Tai va, tai šitoje vietoje gali investuoti į Microsoftą ir panašias kompanijas būtent tokiu būdu. Ir kas yra gerai, tai kad tu dabar nupirkęs už pakankamai nedidelę pinigų sumą, sakykime, tu nori investuoti 1000 eurų. Tai dabar yra visų laikų aukštumos. Ką tu gali geriausia padaryti, tai yra išskaidyti tą 1000 eurų į kokius 3-4, galbūt 5 užpirkimus po 200 eurų ir ateinančius 5 mėnesius tiesiog nepriklausomai nuo kainos supirkinėti, nes Microsoftas šiuo metu yra ant bangos. Tačiau kitos kompanijos, pavyzdžiui Tesla, kuri irgi yra štai šitame sąraše, jinai nėra ant bangos, jinai sėdi su labai prastu metiniu rezultatu. Tai atitinkamai tu perki ir labai gerai veikiančias kompanijas ir šiuo metu būtent kompanijos, kurios turi tą tipą, ne, ir yra nukritusios. Tai vadinasi, tu perki visą tą miksą ir kai galbūt pakris Nvidia, Microsoftas, tai Tesla išaus į viršų. Ir atitinkamai tu visą laiką turi geriausių kompanijų portfelį, tu išskaidai savo užpirkimus per laiką ir žinoma būtų gerai, kad tu apskritai pastebėtum tą rinką ir pirktum tuomet, kai visa rinka yra pakritusi, bet to nebūtina daryti, nes išskaidęs užpirkimus, bet kokiu atveju dalyvaudamas rinkoje, tu jau matysi, kur jinai juda ir galėsi alokuoti dar daugiau pinigų, kurie pas tave bus vertybinių popierių sąskaitoje. Tiesiog momentaliai, jeigu pamatysi, kad rinka pakrito, visa rinka pakrito. Ir Microsoftas, ir ten Tesla, Nvidia, ir Amazonas ir taip toliau ir panašiai. Tai tokiu būdu tu padidinsi savo šansus ilguoju laikotarpiu turėti dar daugiau pelno ir visada turėti geriausias akcijas savo portfelyje. Tai tikiuosi video tiko ir patiko. Pakomentuok, ką manai apie Microsoftą, pakomentuok, ką manai apie šitos 2 ETF-us ir pasimatysim kituose video. Nepamiršk susirinkti bonusą iš Freedom 24, nes Microsoftas ten yra viena iš galimų dovanų. Iki kitų kartų.